Sveiki visi mylintys sportą, su jumis Remigijus ir šiandien noriu pakalbėti tokią temą apie gyvenimo siekius ir žinoma sportą. Taigi pradėsiu nuo to, kad gaunu daugybę žinučių žmonių ir jie sako: man trūksta motyvacijos sportuoti, neturiu visiškai noro, tingiu arba grįžtu po darbo pavargęs ir visiškai nebeturiu dar kažkur ryžto viltis į sporto salę. Tad mano nuomonė tokia, kad jūs iš vis neturėtumėt sportuoti. Todėl nes tai ne jums skirta ir manau jūs tai darote ne savo noru, todėl nes galbūt jūs esate stambi ar ten kūdas ir žmogus kažką pakritikavo jūs ir jūs einate į sporto salę ir vargstate ir darote tai visiškai ne savo noru. Tad aš manau, kad jūs tiesiog gaištate savo laiką ir nesvarbu, ar jūs sportuosite 2, 3, gal net 6 mėnesius kokius ir galų gale vis tiek tai mesite, todėl nes tai yra ne jūsų aistra. Tad aš manau, geriau jūs tą savo laiką investuokite į tai, ką jūs iš tikrųjų norite, siekite ir galbūt pasieksite tai tame savo reikale aukštumų, vietoj to, kad gaištumėte laiką. Pavyzdžiui, man koks nors žmogus pasakytų: Remiga, tavo kūdos kojos, eik daryk ten geriau lakstyk kokį sportą, bėgimą ar ten iš viso eik baletą šokti. Aš pasakyčiau, tu gal eik nahui su savo šokiais ar baletu, žinai. Atsiprašau už keiksmažodžius, bet tokia jau yra tiesa. Aš darau tai, kas man patinka. Ir pavyzdžiui, aš jaučiu malonumą tai darydamas, kaip sako žmonės, aš gyvenu. Kai kiti, pavyzdžiui, daug keliauja, kiti gal laksto po klubus ar geria, aš nežinau, kaip kiekvieno gyvenimas yra skirtingas ir jie tame jaučia, kaip čia pasakyti, laisvę gyvenimą. Tai aš, ta prasme, man nesvarbu, kokia gali būti sunki diena, ten gest mašina ir visa kita, bet aš nueinu sporto salę ir aš viską pamirštu, aš atsipalaiduoju ir, ta prasme, man ten yra kaip mano mylimas hobis. Ir mano fizioterapeutas, nes aš gydausi, turiu gan sunkią nugaros traumą ir jis man sako: Remiga, aš nesuprantu, tau taip skauda nugarą ir tu vis tiek eini ir turi iš kažkur to ryžto eiti į sporto salę. Aš jam sakau: visų pirma, tai ryžto man nereikia, o aš darau tai, ką myliu, dėl to aš ir einu ir mane, taip saka, nieks neverčia, aš einu pats. Tad noriu pasakyti ir visiems jums, jeigu jūs turite kažkokį norą, geriau jūs darykite tai, ko jūs iš tikrųjų siekite ir neklausykite kitų žmonių, kurie bando jums įvaryti nesąmonę. Nesvarbu, jūs storas ar koks esate, jeigu jums tai patinka, tai yra jūsų gyvenimas, jūs darote tai, ką norite ir neklausykite visai kitų. Tad noriu visiems palinkėti turėti savo tikslą, jo uoliai siekti ir žinoma, nepakliūti į negatyvumą ir visokius heiterius, kurie bandys jums pabloginti situaciją. Tai va, su jumis buvo Remigijus ir geros visiems dienos. Pam!